Labą dieną. Sveiki nuo ryto pusę. Šiandien dėdės ein į grybus. Nelabai su krapštais, bet daugmaž. Tai šiandien pirmoje eilėje varom į grybus. Paskui, jeigu bus grybų, virsim sriubo grybų. Ir eisim prie prūdą žvejoti. Ir bus žvejyba miške, žinokit. Varom. Miške. Grybo kol kas tik vieną radu. Va, ten ein. Jie grybs. Kaip ir. O, praėję, žiūrėk. Kokį. Eita, blemba, pamačiau šūdą. Opa. O pamačiau šūdą. Ha, atsidariau grybavimo sezoną ir aš. O, papa. Voveručki. Gyvas. Ir kokias. Daug. Nu, dabar pripjausime. Taip. Nežinodami vietų, šiek tiek. Tai va dabar ką randam, tai pagrindė penikės, geltonas. Daug sukirmėjusių. Nu, tokias šiokias tokias, kur mažesnės dar įdedu. Na, sriubai tikrai turėsime. Opa! Turta. Nu, pietus turim. Pavaikščiom grubiai pusvalanduką. Daugiau. Meluoki visą laiką. Sakai, daugiau. Toks jausmas kaip pusvalanduką. Tai dabar reikia pasidaryti pietus. Nem. Iš kišenės taukšt. Šį kartą bus be pakaitinimo, bet. Niekas svarbu, ką bus. O, sakai, udanėm. Ir turim skanaus atsigėrimuką. Va. Perla. Pavogiau iš babą šaukštą. Nenorėjau traukti iš kuprinės. Tinginis. O! Atsimenat pupų dėdį? Aš bet žinai, ant mano kišeniai sušilo jau. O, nulūžo blemba. Nu, pupų dėdį, kai visada. Tobulai. Kas čia? Babas. Spraituką. Radom po kelmų. Tai va miške reikia ir spraituką uždėti. Kai Australijoje eina, žiūri, padėję geri žmonės prie kelmo. Geri žmonės, nu, kaip tik kur pietaujam spraituką. Gerai, ne miške pasėdėti. Neblok. Gražią vietą čia dabar. Nu. O jūs, kol žiūrat, nepamirškit paprenumeruoti, nebedaug iki 2000 liuka. Ir nekainuoja, jeigu galvojat, ką kainuoja. Visiškai nemokamai. Niekam nesunku paspustelkėt. Opa. Glodeniuks. Kaip ant... Per ranką. Čik.
O. Šiaip žinau, kad nieko nedaro, bet bijau imti. Čik, čik. O mes viskas baigėm grybauti. Per abudus čiut ne pusę kiberiuką, tai mums pilnai užteks ir sriubai. Dar žadėjom gal palikti pusę grybų kaime, bet jaučiu nešamės visus. Ir pasikėpinsim ant keptuvės su spirgiukais. Ir po to, kiek jau dalis liks, subersim į sriubą. Turėtų būti labai neblogai. Nu, įnakum. Valdai, kaip tu čia mūsų atvedėjai? Aš jau galvoju viską, sakau, o namai, o šiandien karšta, 24, su 2 kelniam, termo viršus, kiaurai šlaps. Pasirodo, ne to keliuku ėjom ir išlindom. Karjerė. Čia tas traktorius, neturėtų būti. O čia mūsų kažkada būta vieta. Nu. Žiūrėk. O kas ten gyven? O tai skilikė. Tai bus kokia lapė. Normaliai įsikūrus kalną. Kažkada į tą traktorių norėjome lipti. Zakins buvo likti. Nepavyk. Valdis sako, netampyk, negali, sakau, gal. Nu kaip jums motokrosą trasa? Visai gera. Bet kaip tu čia mūsų atvedėjai? Ten namai, kur mūsų namai dabar, ten? Tai ėjom visai ne į tą pusę visą kelią. Dabar atgal kalnais pakalniam. Negali miške sulos gertinas. Sulos suveik. Ką mes? Miške vėl? Čia su dronu neprižaidėm. Bandė. Iš manęs juokas, kai nemoku vairuot, sako. Sako, bandėm padaryti tą follow me, kad pasektų, kaip gražiai eit. Spaud. Kažkur jau krūmus dar kažkas pradėjo. Kiltas dronas suliam. Kyla išjungt, reikia nebeišsijungt. Tai tarpa tarp sparnų pirštą įkiša, čit nenukirto išjungt. Karoči, smagiai. Reik pasimokinti dar. O, bet čia kai vėsiu užkart. Miške geriau. Priėjom kūdrą. Tik žvejosam ne čia. O ten toliau, kur kažkada buvom žiūrėję vietelį. O čia ir malkų turim ir visko. Ir kaip tik nepasėmiau dujų balioną, tai teks arba ant laužą, arba Valdis turi virklikį su malkom. Ir čia kažkur obuolius esam valgę. Būt gerai kokio obuolėlį perkas. Tem. Nu. Kažkur. Žinokit, mes kažkur buvom čia. Čia. Buvom. Čia gilė nebuvo daug, buvo koks pusį metrą, bet kaip mum iš mišką pažvejoti, tai čia bus tobula. Aš hamaką kabinaus tada tarp beržą ir tuo. Aš čia ligų kabinau tarp. Žodžiu, einam, susitvarkom. Reik dabar padaryti pit stopą 5 minučių kažūrą, žinot. Nepamirštam laikiuką, prenumeratuką užmesti ir
komentariuką. Komentarą. O mes 5 minutės ilso. Kol marinam, tik užmečiau meškerikį. Kukurūzą akimirksnį iš karto. Pam, pam, pam. Bet kiek matau, jaučiu tokį. Nežinau, kaip anoreksija atsikratytų mažliukų. Bandydį atslieka gal? Turiu tą bimbikorną, kada įsidėjo. Ai, da sako bimbikorną, tai gal da tą bandyt, bet dedu 2 kukurūzus, sles iš karto, tai... Vandonas? Nu va, kažką dar... Vandonas jau čia bulką žvejodom. Kažką dar išbandysime iš tokių. Tai va, po vieną padarėm, nepilnai. Biškį tada. Eisime statyti trobą kažkur. Ir sakau, Valdžiai, dabar taip gerai būtų, va, sėdi, kimarinė, žvejoji, nevelni. Nevelni. Darbų daug, reikia pasistatyti hamaką, stogą, įsikurti laužą. Tada plauti grybus, kepti viską, oi, čia šiandien. Iki tamsos. Einam statytis. Žiūrėkit, ką davė bratka. Bandysiu Valdį prakastinti biškį, kai statysiu trobą. Atsiguliau pabandyti, bet man, žinokit, nepatinka. Sakiau, kad išmesiu, dar neišmečiau, bet iš po to tai tikrai jau mesu. Kažkoks susisukęs, tas gal aukštai, tas žemai. Ir kai atsiguli suspaut, kai konserva, žodžiu, nepadė nei kilimėlis. Žodžiu, šudas. A ne, Valdė. Normaliai. Valdžiai normaliai, nusipirkęs normalų. Mane už kelias kapeikas. Kelias kapeikas ir turi šūdą. Žodžiu. Kelias kapeikas ir turi šūdą. O dabar žiūrėkit, kas bus. Durins. Dūmai tik pakilažiūrės durų. Galvojau, ką labiau įsigas. Šis nieka neįtai. Žiūrėk, kažką galvoju žiūriu, dūmai ir kurva, gal kas čia, blėt. Čia mano bratkai sakė, ką čia sakė, tave išgazdint reik. Beveik pavyko. Beveik pavyko. Rudžia nėra. Saka, bratka, einant pamesk Valdžiai. Ne, šiaip tikėjaus, kad pašoks daugiau, nes čia žiauriens garsiai duodu. Nu, visą gerai, tą pusį žiūriu. Dūmai, žiūriu, kas čia galvoju. Triuką, paimti tą galą. Ką paimti? Tą galą, na, va. Būsiu padėjęs pastatyti trobą. Ai, ai, ai. Dabar reikia atitinti, pasiskolinti visą. Jo, eina ir aš statyti stogą. Valiau, vieną darbą pasidarėm. Tai Valdžia pastogė. O ten šalia mano. Tai jau mėgojimų ir mėgmašiukus sudėjom ir kilimukus. Kristi gulėti reikia tik tai. Negulėti, o reikia įtvirti sriubą, kepti, žvejoti, palsėti, kiek turi valandą. Tuoj pasakysiu. Kur ta saulė? Saulė ten, jau leidas, jau. O, taip atspėjau, 5 beveik. 5. Da porą valandų jau visą. Tai va, dabar šiek tiek pažvejojam, kepam, kad būtų įdomiau. Skanu pavalgyti. Biškai apsidėlio daiktus. Malko reikia susiruošti. Čia toli nereikia eiti. Ja, toli nereikia. Malkiniai esam beveik. Visur, kur eini, ten malkas. Viens dirb.
O kitam reik vieną babą iššauti. Ai, kiek reikalų čia turim. Da grybai nevalyti. Tavo darbas bus grybai. O tas geras. O tas va geras. Valdis sakė, mano darbas bus grybus valyti. Bet čia reikia ne tik grybus, reikia lašinuką pjaustyti, bulves kosti, jeigu sriubą darom. Valdelė. Ką? Čia ne tik grybus reikia, bulves kosti, viską. Šiandien tu būsi šefas. Šefas povaras. Kažkaip sunkiai. Atsipūs biški, babas išauk. Atrodo sausas, bet kaip jauna jauza, kad čia taip jau. Visų nebevaliau grybų, tai, šiek tiek ant katiliuką, tai kai nuvirs čia nieko praktiškai neliks, bus sriubai tik tai. Biški praskalaujam, Valdis bulvių mačiau nuskuta, cibulą, morką. Morka neda. Viriklikį pastatėm ir kaip ir bandysim pradžiai apsivirt gal grybus. Ir tada apsikepti čioninį, apsikepti cibulį, morką ir pradėsim virti pačią bulvienį. Turėtų būti jaučiu gan skaniai. Grybukai pavėra kažkiek, anie dar mums virs susiriuba, tai ilgai nelaikom. Dabar jamam šoninėkę. Skrunda, skrunda! Kažką turim. O. Bus čia riebaliuko, reikia ieškoti aukų.
Šįkart biškį atsimazinau nuo gamybos. Kaip eina? Verdu sriubą. Ką čia, kaip į mėsą matau? Verdu sriubą, viskas nuo to prasideda. Ja, girdi kaip čia. Kvep skaniai. Tai dabar viskas apkepė šoninį, cibulį, morką, į ant galą sudėjau grybus, dabiškį pakepinu. Į tą didįjį bliūdą dedu bulbės, pradedam virt bulvės užverd, pavert 20 minučių, tada viską kratom, makaluojam, da paverdam apie 10, prieskoniai ir eik tu, sau kaip bus skaniai. Eik į šalį, blemba. Norėjai iš pat keptuvės jau. Morką nupysdinau, iš kitą. Iš pat keptuvės vogiau. Kas yra blogai, kai kažką rimčiau darai valgyti, nėra kada pažvejoti. Tai meškerį kaip užmečiau 100% yra nuėsta. Pabandom įsitrauk dabar kartu. Nuėsta. Tuščia. Tai va ir praktiškai valandą laiką žvejoju ant tuščia. Nu, neturim kada prieiti. Čia kep, čia verd. Turi persti, turi kažką padaryti. Nu, pažvejosim pavalgę, kaip biški patems. Nors jau ir su patemimu turbūt greitai ateis laikas. Nespėjau kameras pajungti, žiūrėk. Ką pagavai? Kilbuką? Ešeriuką, nu. Valdžiojant kukurūzas, ar ne dabar? Vien. Tai atrodo, va, kad ir miškė yra kibimų. Praeitas iki čia miškė sėdėjom, tai gal vieną kitą kibimų, o čia šiandien jau ką valdys ešerį. Tu žuvies pasirodo kaip ir yra. Ir ant mano iš pradžių tik dedu kim, nu neaišku, nepakertu gal tokie, bet nu, čia kaip miškė atsisėdus tokioje vietoje, tai nuostabu, kad yra. O čia prie babas giros, ko laukam. Dantas lūša, ne? Nežinau. Nu, tokia, jo. Nenaminį. Drebo įs, kai kramtai. Ko laukam kibimą. Reik biškį pasistiprinti.
Žiūram, ką turim. Dabar tai jo. Viską žinokit, sirbikį. Labai gera gavos. Paskirstysi? O kaip reikia paskirsti dabar? Na, išmesk. Nu. Tirščių, iš dugno tirščių, ne vien sriuba. Tik kabinu. O. Das keistala. Kiek čia per pusę bus dabar, net nežinau. Nežinau, aš užteks. Užteks. Ajajai, sriubelį, žinokit. Užteks. O, nu, pelnas bliūds. Čiučio ant dugno. Dugna pusė bliūda. Nu, viskas. Dabar tai kirsiu. Prie stalo. Ne, patika mano pusakis. Aha. Paro. Pirma dona. Nu. Jaučiu pirms mūsų patiekals, kur antiek skaniai. Kažkada irgi buvom sriubą vėrės valtom, jaučiu kaip plaukiam. Nebloga buvo gavęs. Nežinau, man čia toks vienas iš skaniausių mūsų darytų. Šiaip ruduo geriausias metas toks gamtai. Vėjai mišką, grybų pasirinkai. Nu į bulvę lauką. Bulvė nusivogiai. Pavagiai bulvę. Vieną kitą nieks nedabėtnės nuo tų dviejų bulvių, ką vaiškas. Morka cibulė. Viso. Turi vakarienę. Eika, kaip gerai. Bet atrodė gausis labai jau košinu, labai ir. Nu ir pas mane tai tikrai ką ir koši. Ai, sriubelį gerai. Tik laiką, aišku, daug užtrunk nuo pat atėjimo, jau praktiškai pradėjom ruoštis. Įdėjau babas čiliuką, kol valdys nematė. Bet labai gerai jauto. Degi normaliai. Nuo manį šiandien viskas bambioškė, po ko jam pametė, čiliuką primetė. Bambioškį tai reikia sakyti, bratkai, ačiū, sakė, pamesk valdeliui, kai eisi. Maladėt, Justelė, beveik pavyko išgasdinti. Nieka tokia, da vieną turiu. Rytui? Kitam kartui. Tik palauk, kol bus iš tualetą grįžęs, kad nebūt kelnas rudo. Košiu dabar? Žiauriai skanu. Žuvis mukt. Vertėja gaiš tiek laiką. Aišku. Vertėja. Per akimirksnį išlaižiau visą sriubą. Nežinau, man pirmas iki jaučiu tiek skaniai gavos per visus tus mūsų ėjimus. Valdis sakė, biškį tradantų trašką. Nieko nejauta. Nieko. Vienas buvo. Privalgiam, su Valdžiu sakom, nu viskas ramiai pasidėsma, dabar pažvėjosma. Valdi, kas buvo? Vaikūdą pasikeisti šviečiančią. Tak, štai, užsivėlė viskas pat. Na, Valdeliui įprasta vidurį laukų painioti.
O ką, o aš tai palisėsiu dabar. Einu mesti meškerelą per naują. Žiūrėtų nukanda, ne? Jau susitvarkiai. Daug maž. Kažkaip greitą, ne šį kartą. Bet bus pirms metims jaučiu ir harachirė. Vieną valandą. Čiukšt kūdikį elektroninį, ką tu. Kai nutraukė, tai nėra skirtum. Dabar žiūrėkit, pirms metims bus tikšt. O ten kur nors į medžius. Nes jau dabar matau, kad prisukta per daug. Dabar į gilį pareguliuoju. O jau, žolės. Nutilsi. Nu, rodėk. Jūmatas. Nu, gerai, yra mes. Dėkit. Kažkaip, čia silpnokai, bet... Jau taip priputės belė kaip jaučios. Valdelis sako, reikia į tą papjausti. Tik buvo likęs dabar namo nebetimti. Nu, paragaukiam suši. Damušti. Kaimišką. Nu, su žvejyba nieka gera. Dabar kiek metų? Nieka. Tai gerai varto. Galia kokia. Bet tik ne mum. Vieno jau pagau. Skaitam, kad žvejot buvom. Tai prakimarnom jau kelias valandikės. Nieko labai nefilmavom, nėra ką labai rodyti. Tai sakau, čia dabar kaip senais laikais. Nereik nie kameras, nieko, kimarinį. Smagu ir nieko neveikti. Pasėdėti užtenka. A ne? Nėra ką žiūrovom žiūrėti, kai sėdam. Yra daug jau šiandien prirodėm ir prigrybavom ir įsiverėm ir... Yra. Viskas, nuėmiau nuo kameras kotuką, laikau rankoj. Kur eisam? Čiučeliulė. Čiučeliulė, vaikai mėly. Viskas. Čia susidviniavo meškerės, kad netyčia neįtemptų. Čia sunešėm viską po stogu. Mes ką, susimatom iš ryto pusės. Turbūt, kad taip. Nebent naktį bus kokia bezabrazija, tai pasirodysiu ir naktį. Te. Labą rytą, medžiotojai. Valandų po 6. 3:03. Valdeliui vėl žadintuvas suskambėja. Kur iškeliauji su žadintuvu, Valdė? Į darbą. Į darbą, šiandien sakė sekmadienį. Po 6:30. Žodžiu, vėl nemiegojau, nes buvo žiauriai nepatogu. Ir daugiau aš tą hamaką dėsiu į sieną ir į šiukšlyną. O dabar reikia keltis, eiti, daryti įsiu, nes visą naktį nebuvau. Kūpagava! Nieko da. Nieko. Šiaip žiauriai gers ryts. Radau kandonkį kažkokią. Nei vėjuką, nei lašiuką. Vėjuką, bet svarbu nelyja. Nu, čia mes, kur esam, šis nėra vėjuką, mes esam tokioj pakalniai. Vakar irgi švilpi vėjas. Čia nei biški, net nieks nesvita. Tai labai gerai. Ką bandyti mest meškerą?
Visi čia pagavęs. Nu. Laikinė. Laikiuką dydžią raudelą. Tu matai. Kaip nuotaikas? Gerai daryta buvo kliuvukas. Gerai daryta buvo. Kažkuo. Sako, galė nebeužkipti jau. Bet gerai. Rėja iki uodegas. Iki kulno, kol tvarkiam. Viskas. Čiukų, viskas aptvarkyta. Kol sutvarkėme prašvitą, tai dabar pakeičiau vėl į standartinį režimą. Viskas liko valdžių miškerėlį sutiesti. Ir bus mūsų video kaip ir baigts. Ką galim pasakyti, ačiū, kad buvot. Ačiū, kad prenumeruojat. Kad laiką paspaudžiat. Kad pakomentuojat, šaunuoliai. Ir susimatom kitose video. Iki kitų kartų.